Tai sveiki bičiuliai, labai džiaugiuosi, kad šiandien įtemptam grafike radot laiko ir atvykote į sudėtingos temos konferenciją, hibridinę konferenciją ir mes visi esam to hibridinio pasaulio atstovai iš akademinės bendruomenės, iš šou verslo, iš visuomeninių organizacijų ir struktūrų. Tai vyrai, šiandien jūs girdėjote skaudžias temas, ypatingas temas. Eimutė, tu esi žmogus, man visuomet asocijuojasi su tuo linksmuoju žanru. Kaip tau atrodo, kaip mes turėtume spektakliais galbūt, ar kokiu būdu jaunimui pasakoti apie tą trauminę patirtį, apie tremtis, apie karą? Iš tiesų klausimas labai geras ir labą dieną visiems dar kartelį. Ir aš galvojau ir iki šitos konferencijos iš tiesų ir lindau pasidomėti, kas yra pastatyti spektakliai, kino filmai, būtent šitą tematiką. Man jinai yra irgi be galo artima, mano močiutė politinė tremtinė, partizanė, ryšininkė, kentėjusi, kalėjusi ir visą tą patyrusi ir aš visą tą istoriją žinau. Ir kokia forma linksmąja prasme išreikšti. Man tikrai didžiulis klausimas, galbūt šita konferencija ir šitas tavo renginys tikrai mane patį asmeniškai kvėps. Man jau galvoje sukasi iš tiesų, kad yra reikalingas spektaklis, kokia tai forma bebūtų, ar tai monospektaklis, ar tai kelių aktorių spektaklis, bet kad jisai yra reikalingas, kad tikrai toliau prikviesti jaunąją kartą suprasti, domėtis, nes aš irgi grįždamas atgal matau save, kaip man tai nerūpėjo, kai močiutė manęs prašydavo užrašyti tam tikras istorijas, šitus reikalus, dalykus. Ir kai vėliau man irgi tas žodis partizanai, laisvės kovų dalyviai, kokie dar dažnai epitetai išsireiškiami, man jau atrodė kažkas tai yra suaugusių reikalas, tai nėra paauglystės reikalas ir panašiai. Ariogaloje vykstantis partizanų suvažiavimas kasmetinis, man tai irgi asocijavosi su senolių susitikimas, ar ne? Tu buvai tenais nuvažiavęs? Irgi nesu buvęs. Ar šiemet nori nuvažiuoti kartu su manim, nes mes ten vežam parodą Skautai partizanai? Būtų puikiai proga, iš tiesų. Aš pažadėjau, iš tiesų tai ir tikrai labai įdomi mintis ir diskusijos verta ir po šitos diskusijos, ir formos. Aš netgi galbūt irgi galvočiau apie televizinius visus reikalus, ar ne? Taip, informacinės laidos jos informuoja apie tam tikrus dalykus, įvykius, renginius, bet kažkokios konkrečios laidos, kad ir per tą pačią LRT kultūrą, konkrečios intencijos apie kažką. Kiek redaktorių pažįsti LRT kultūroje? Pažįstu, žinoma, kad pažįstu. Ar gali dabar po šios diskusijos imti ir visiems skambinti? Turi idėją? Žinoma, kad taip, jo, bet aišku, reikėtų tą idėją išgvildenti. Reikia pergyventi. Bet iš tiesų, Alkai, aš sutinku su tam labai reikalingas dalykas, nes iš tiesų keičiasi laikai, keičiasi gyvenimo pobūdis, jaunimas, potyriai, bet kažką reikia daryti. Tai tas kažkas tai tikrai išaugs į tikrą darbą, aš tikiu, ir visuomet reikia su tą informaciją pergyventi, išgyventi ją, išjausti. Ačiū tau labai. Aš galvoju, tu ateisi tik į diskusiją, bet tu atėjai ir išklausai visą konferenciją. Ir aš tikiu, kad tu sužinai tokių dalykų, kur galbūt, tiesiog ne tai, kad nebuvo laiko, bet čia buvo koncentratas. Ir ar tu sužinojai kažką naujo? Aš būtent apie tą sukilimą, man tada buvo nuostaba ir aš pagalvojau, taip, ir lietuviai, ir ne tik, tai yra tikrai mąstantys žmonės ten, kurie buvo ištremti. Ir aš visą laiką, ir bežiūrėdamas kokį nors šiaip filmą, tą tematiką, žydų tematiką, visą laiką irgi galvodavau, kaip suorganizuoti tą žmonių susibūrimą ir nudėti tą ir vieną bent stovinti su tuo šautuvu, kaip padaryti tą, kad duot per galvą, kad tas nukristų. Ir pasirodo, prašau, štai koks sukilimas buvo. Ar tu žinai, kad yra išleista knygutė Mergaitė su šautuvu ir ten pagal legendą Mergaitė partizanė, o pagal legendą Tėtis skautas. Čia Marcinkevičius su Lina išleido tą knygą, dabar jinai verčiama į daug kalbų, tai yra vaikiška knygutė su paveiksliukais, Mergaitė su šautuvu partizanė. Ir bus išversta į daugybę kalbų. Ir kai jie manęs konsultavosi, sako, Alkai, kaip čia pareklamuoti, aš sakau, nereikia nieko čia reklamuoti, pamatysi, iškart išpirks. Ir iškart išpirko. Ir verčia į kitas knygas. Tai tikiu, kad
Eimuti, prisidėsi ar vienais ar kitais darbais. Aš tikiu, kad tave inspiravo šį parodą. Ačiū tau ir mačiau, kad tu vedėjai dainų dainelę skautišką šventę. Taip, vedžiau. Iš Pauliaus atėmiau tą darbą vienams metams. Šaunuolis. Tai režisierius Paulius Tamolė, tai daug kartų padaryta, daug nuveikta, tikrai tas patriotinis žmogus, kurį pamatysite ne vienoje iniciatyvoje, ir Stiprus kartu, ir Savanoriška krašto apsaugos tarnyba, ir Skautijoje. Na, tau ši tema, apie ką mes šiandien kalbėjom, arti. Klausimas, ką turim padaryti, kaip su jaunimu šnekėti ir papasakot. Viskas yra gerai, ateikite pas mus į skautų organizaciją ir jūs pamatysit, kaip mes ten puikiai viską šnekam. Aš atsimenu, kaip pokytį, galiu jūs nuraminti, ir čia, kur kolega sakė apie partizanų dainas arba tremties dainas, ar ne, aš atsimenu, patikėkit manim, 90-ųjų metų pradžia prie Lauželio, mes dainavom 3 dainas, reikia draugą turėti, svajoklį ir dar toks ilgas kelias buvo. Dabar Šaulių sąjungos vadas Idzelis sako, Pauliau, ar sudainuotum kokias 3 dainas? Be problemų, sakau, Linai, ir kur kas daugiau. Tikrai dainuojam partizaniškas, išeivijos dainas, tremties dainas ir tai darom be problemų. Tai yra pokytis, kuriuo aš labai didžiuojuosi, nes tai buvo gėda daryti. 90-ųjų metų pradžioj mums buvo tikrai gėda dainuoti šitas dainas. Tai yra jėga. Kitas pokytis. Stumbras, partizanas Trojkos teisme sakė, mes lietuviai mokėme savo vaikus duoną auginti ar ne, bites, o reikėjo mokyti jų šaudyti. Tai aš savo dukrą irgi jau mokau šaudyti, viskas gerai. Aš atsimenu, tik tai Tamolė įkėlė nuotrauką į Facebooką, mergaitė su ginklu, ir iš karto ten gal 1000 patiktukų, komentarų ir kažkas, ką čia dabar vaikui tą ginklą duodi, bet ten nepaėmė. Jinai manęs paprašė pati, aš jos tikrai neverčiu. Bet aš kalbu apie pokytį, ta prasme, kad mes jaunoji karta tikrai keičiamės. Ir partizanai, man tai yra lietuviška lyderystė. Atsistoti, išeiti į mišką, atsistoti, eiti, padėti savo artimui, ne? Tai yra mūsų lietuviškos lyderystės DNR. Ir kas ėjo? Mokytojai ėjo, ar ne? Kaimo bernai irgi ėjo, ir generolai ėjo, viskas tvarkoja, tai prasme. Visi ėjo, bet jie visi buvo lyderiai, ar ne, iš ko mes galime pasimokyti. Kaip pasimokyti? Tai man atrodo tai, ką mane yra mokę jau karo mokyklose, ar ne, arba karininkai, kad tu nelaisvės negali išgyventi galvodamas apie laisvę. Tu turi ruoštis mažais darbeliais. Nes jeigu tu ten nelaisvėj sėdėdamas galvosi apie finalinę dieną, tai jinai gali niekada neteiti. Ir tas labai kankina, ne? Bet tu žiūrėk, šiandien išgyvenai jau gerai, jau kažką ten iš duonelės rožinį pasidarei, sukalbėjai maldą, jau dar geriau, ar ne, ir taip toliau. Tai man atrodo, kad šita, kaip šviesti, ar ne, mes nenorėkime, kad visi dabar išeitų ir patriotinės dainas dainuotų, nes tai turbūt yra utopija ir tai yra neįmanoma. Bet imkime mažais darbais, žinai. Sutvarkykime vietas, išmokime dainą, sužaiskime strateginį žaidimą, kaip iš zonos pabėgti. Čia fantazuoju, nes mes tokius žaidžiame, mes knygnešių žaidimus žaidžiame, kaip kontrabandą nešti. Ir tada geriausiai tai mokome. Tai mūsų žaidimai, tai, kuriuos žaidžiame miške. Tu kaip režisierius, aš žinau, turbūt geriausią pasisekimą turėjo nelietuviškas filmas, tai Rūtos Šepetys ekranizacija, Tarp pilkų debesų. Tikrai kokybiškas filmas buvo padarytas. Kaip tu galvoji, ar pakankamai mes turime tų ekranizacijų tos istorijos? Tau kaip režisierius. Aš nežinau, kas yra pakankamai, kas ne. Tai čia nespekuliuosiu, bet tikrai yra ir spektaklių Birutė Mar buvo Ledo vaikus pastačius. Kam rūpi, tas ir daro. Ar per mažai? Gal galėtų būti daugiau, žinai, bet nenorėčiau, žinai, čia dabar sakyti, kad tai per mažai, dabar čia jau nuo rytaus darykim daugiau. Ateis savo laiku, čia reikalinga motyvacija. Taip. Eimuti, nori pridėti dar? Aš tiesiog galvoju, galbūt irgi tas laikmetis, daug spektaklių ir kino filmų buvo ir toj pačiai Lietuvai pastatyta žydų tematika. Prasidėjus Ukrainos karui, žinau, šiuo metu ir nacionaliniai teatrai yra moterų pasakojimai, kurias įgarsina aktorės. Taip, aš manau, kai galbūt tai būtų buvęs
ir nueinantis dalykas, ar ne, bet kai šiais laikais viskas apstu aplink pavojų, vėl partizanų laikotarpis iškil gali įvairiomis temomis ir įvairiomis formomis. Aš manau, kad apie tai bus tikrai šnekama daug daugiau. Taip, ačiū. Sibiro, Aiku, nuostabi Na, knyga. tai ką tik tai apie tai ir šnekėjom. Ir Mergaitė su šautuvu Jo, jau čia po to, jau dar antras, kita, žinai. taip. O anksčiau tai irgi nieks nieko nerašėm, žinai. O dabar jau varomi ir verčiami kalbas. Ir vaikiško formatu laimi prizus tarptautinėse knygų festivaliuose, tai jeigu skaičiuoti, sakykime, techninę kalbą, ten komunikacijos, tai ta pati minkštoji galia, su kuria mes einam į vakarų pasaulį ir apie tai pasakojam prancūzų, anglų ir visomis kitomis kalbomis. Nes iš vaikystės aš atsimenu tą amžiną įšalo žemę, tą tokią turėjom mes, ne, labai storą, nu ir kaip vaikui norisi žinoti, bet neįdomu. Man močiutės pasakojimai visą laiką buvo įdomesnė negu amžina įšalo žemė. O dabar jau turim ir tų vaikiškų formų. Tai irgi yra pokytis tikrai gera. Yra geras pokytis ir, Adomai, kiek tu laiko Lietuvoje praleidi, kiek Oksforde? Tai dabar didžiąją dalį Lietuvoje aš stengiuosi, man nepatinka to Anglijoje gyventi. Tai... Lietuvoje geriausia. Tai tu kurį laiką praleidai studijose Oksforde, tu matei turbūt iš viso pasaulio žmonės ir turi tą suvokimą apie tarptautinę komunikaciją, apie tų naratyvų skleidimą, pasakojimą. Tavo nuomonė, ką mes Lietuvoje turėtume kitaip ar daugiau daryti pasaulyje, apie save pasakotume būtent apie šias tremtis ir apie karą, partizaninį karą? Nu, šiaip sunku pasakyti, nes manau, kad tas pats karas vykstantis dabar Ukrainoje, jisai automatiškai kelia tos klausimus. Jo, ir mūsų darbas turbūt tiesiog važiuoti ant tų bėgių, kurie yra, ir pasakoti apie tai, kaip mes kovojam su tuo teroru, su kurio kovoja dabar kiti. Tai jo, aš manau, kad čia nieko daugiau nereikia, kaip tik tais pasakoti ir sakyti, va, mes tą padarėme, mes jau buvom tame, mes turim ką papasakoti. Ir tos knygos, tie pasakojimai turėtų atsirasti anglų kalba. Gerai, tai tu puikiai išmanai komunikaciją, žinau ir pats, kuri nepaprastai nuostabius žemėlapius, nes tai yra tavo specifikacija. Ir kai tu man pasakai, kad tau rūpi istorija ir kai aš tave pamačiau Vanago Lietuvos žygė su šaulio uniforma, žinok, man širdis dainavo, kai tu kartu sudalyvavai tame reikale. Gerai, knygos tai yra klasikinė forma, audio knygos, ne, tai jau šiuolaikinis irgi yra sprendimas. Kokių IT sprendimų ar kažkokių out of the box, ta prasme, originalių sprendimų mums reikėtų ieškoti galbūt? Čia aš turiu netgi istoriją iš tikrųjų šitoje vietoje, nes aš visada mokykloje irgi įsivaizdavau, kad istorija čia yra senų žmonių dalykas ir taip toliau, nieko čia nepadarysi, neištrauksi tu jos ir to patriotizmo neištrauksi, tai yra gedulas ir mes mokomės apie tai, kaip yra liūdna, kaip buvo blogai. Ir tada aš savanoriavau 2 mėnesius Meksikoje ir jie klausė, ar tu pasiliksi iki šito spalio mėnesio. Sakau, kodėl iki spalio mėnesio? Mes turim nepriklausomybės dieną. Sakau, tai čia jūsų šventė? Ne, tu nesupranti. Visa valstybė švenčia. Jiems tai yra tūsas, jiems tai yra, jie prisigeria irgi, bet žodžiu, jie švenčia kaip nežinau kas tą nepriklausomybės dieną. Ir tada, kai aš grįžau į Lietuvą, mes padarėm tokią kovo 11 savo draugų rate. Aš sakau, žiūrėkit, čia bus tiesiog namų vakarėlis, jūs ateikit, mes pašvęsim. Cocktail party, ne? Iš principo taip, kartu pašvęsim, bet kadangi yra laisvadienis. Bet mes padarėm fotosieną, suklijavom Sąjūdžio laikų nuotraukas, įdėjom Kraujelio citatą, kuris jis sako, aš laisvės nesulauksiu, bet Fantastika. jūs jos sulauksit. Ir visi fotkinasi, visi šoka, visi tūsinasi ir už jų yra Kraujelio frazė. Tai mes tą darom jau 4 metus iš eilės, 1 kartą dariau Oksforde, buvo ir tarptautinės bendruomenės narių tenai susirinkusių. Šiemet planuojam 25 kovo 11 jau perkelti komercinį renginį, padaryti ne draugų rate, o didesnę. Tai Oksforde ar Vilniuje? Ne, Vilniuje. O Oksforde kada? Aš Oksfordą tikiuosi jau šiemet pabaigti, tai gal man jau ir nebereiks tenais važiuoti, bet aš tikiu, kad dalis, kurie buvo tada, mano draugai, bendruomenės žmonės, jie palaiko irgi Ukrainą ir mato, kiek aš dalinuosi ir patys to džiaugiasi,
jie nori atvykti į Lietuvą ir aš manau, kad kai aš pasakysiu, žiūrėkit, mes tai, ką padarėm tada, darysim čia Lietuvoje masiniu būdu, švęsim laisvę, atvažiuokit, dalis jų tikrai atvažiuos. Kaip tu galvoji, tu esi žemėlapių specialistas, tarptautinis specialistas, tremčių žemėlapį padaryti tokį, kad būtų įdomu jį klikinti, kad klikbaitinis būtų amerikiečiui, britui arba prancūzui? Jo, manau, kad įmanoma. Aš galvočiau apie Rusijos nusikaltimus per, tarkim, pastarį 100 metų. Ir tada tremtis yra ne tik, kad amerikonui lietuvio tremtis yra tolima, bet kai yra viskas, ką ta šalis padarė blogo pasauliui, ir mes tampam vieną iš tų kertinių pasakojimų, manau, kad toks žemėlapis, interaktyvus ar neinteraktyvus, būtų visai geras pasiekimas. Dėl sutarta? Galbūt. Turim klausimą. Aš užkibau, prie žemėlapio užkibau, nes mūsų centras yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su komunizmo aukų muziejum Vašingtone. Dabar ten yra mūsų paroda demonstruojama, turbūt iki Liepos vidurio bus, bet žemėlapis, apie kurį dabar pasakėjai, jeigu padarytum tokį ir mes dar dėtum į tą Vašingtonę komunizmo aukų muziejų, čia būtų, man atrodo, super geras dalykas. Tai mes, Arūnai, pakalbėsime. Tai matot, iš karto vadovas sutarė su doktorantu, bet ne tik tai parodos, mano nuomonė, šiuolaikinis informacijos vartojimas per būtent social media, ar tai LinkedIn, Instagram, Facebook, arba tai yra pagrindinis vartotojas, ne? Bet tą patį popierių ar 3D ar 2D, ką tu puikiai išmanai, galima perkelti ten. Gerai, Eimutė, aš dar noriu tavęs paklausti, ar mes galime skaudžią istoriją pasakoti, sakykime, kartais su sarkazmu tam tikru, arba apie priešus, ar kaip tau atrodo? Komedijos žanras, bet galbūt paimant prisiminimus iš tų dienų, kai ir neleisit sumeluoti tremtyje, ir buvo tų gražių vakarų, ar ne, vėlgi grįžtant prie tų pačių dainų, o galbūt kažkokių ir komedijinių situacijų, gal per tokią prizmę. Satyra galbūt. Taip, nes tikiu, kad, žinot, tenais, aš tikiu, kad ir miškuose, bunkeriuose partizanam yra nutikę įvairiausių dalykų. Aš galiu pasakyti, Adolfas Ramanauskas vesdavo laužus skautiškus, ir ten būdavo juokingos istorijos ir netgi magija, ne? Tiesiog reikėdavo pralinksminti kažkaip tai, nes kai yra labai sunku, tau reikia ieškoti ir moralės pakilimo normų, priemonių kažkokių. Būtent kas. Iš tiesų, klausimas vertas diskusijos ir apmąstymų, ir minčių generavimo, kad gauti tokį rezultatą, bet aš tikiu ateinančią ir kartą, ir jaunai žmonėmis, kurie tai pažvelgs kūrybiškai ir gali tai padaryti. Aš asmeniškai sakau, irgi pats mintise, jau ir prieš tai turėjau kažkokią mintį, būtent močiutės prisiminimais, gal kitų partizanų prisiminimais, tą dalyką irgi. Bet būtent įdomesnė forma pateikti jaunam žmogui. Taip, tikrai, būtent taip ir galvoju, ką čia net ir pasitelkiant, žinoma, vizualinius dalykus, kalbant net apie dirbtinį intelektą. O vėliau galbūt kažkada ateis ir ta forma, kuri tikrai šiek tiek per linksmesnę prizmę pritrauktų jaunąją kartą pamatyti. Laikas mus labai spaudžia, garbus svečiai, garbus prelegentai. 2 klausimai. Ar turit kas nors? Tyla į salės. Gerai. Puikiai konferencija buvo, viskas labai daug gerų dalykų pasakyti. Noriu visiems padėkoti, ypatingas ačiū visiems prelegentams, visiems svečiam, istorikam. Ir noriu padėkoti jaunai kartai, noriu padėkoti kūrėjam, tie, kurie rūpinasi, jiems rūpi. Ir dar kartelį, darbais ne žodžiais, mes tėvynę mylim ir mes padarysim. Ačiū visiems.